Sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Taigi šiandieną mūsų kanale mes pasišnekėsime apie vieną svarbų komponentą kiekvienam turinčiam ginklą, ilgą ginklą. Tai būtų iš tikrųjų diržas. Ginklas be diržo iš tikrųjų bus nelabai veiksmingas, nes jums reikės visur įtampytis, o diržas yra geras dalykas. Taigi pas mane šiuo momentu yra Magpulo MS1 diržas. Jisai yra nuimamas su QD šitais attachmentais. Tai iš tikrųjų geras diržas. Tikrai prieš jį nieko prieš neturiu, viskas su juo yra ok. O aš jums norėčiau pristatyti naujieną, kurios dar net nėra išleista. Tai iš tikrųjų dar yra prototipas, bet kaip minėjau kanale, tikrai pas mane yra nemažai Matuza Tactical inventoriaus. Ir pats Matuza iš to jau kažkada išleis štai ginklo diržą. Tai šis ginklų diržas ir dar kol kas yra prototipas, tai man davė išbandyti. Pats diržas dar neturi pavadinimo, taigi jeigu jūs, mielieji žiūrovai, sugalvosite pavadinimą šitam diržui, parašykit komentaruose ir visi komentarai, visi pavadinimų pasiūlymai bus nusiųsti pačiam gamintojui. Ir jeigu jūsų pavadinimą įsirinks ir pavadins šitą ginklo diržą jūsų pavadinimu, jūs gausite dovanų nuo manęs, nuo Kovotojo kodo, gausite dovanų diržą, Matuza Tactical diržą už dyką. Taigi, parašykite savo sugalvotą pavadinimą šiam diržui ir pamatysim, gal jis bus išrinktas. Taigi, o dabar pažiūrėkime arčiau į šitą ginklo diržą. Taigi, pats diržas yra iš tikrųjų pagamintas ganėtinai neblogai. Yra keletą minusų, apie juos papasakosiu ir parodysiu vėliau. Taigi, šitam diržui iš tikrųjų, kaip kitam, bent jau kurį aš turiu, sakčių nėra jokių sakčių, tai yra tiesiog parakordo virvutės. Turi aišku minusų ir pliusų šitas dalykas. Pliusas būtų tai, kad su parakordo virvutėm tikrai nesidaužys ir neskambės ginklas. Jeigu tai būtų kažkokia taktinė situacija, kur reikia judėti tyliai, tai jos nesidaužytų. Nes kai turime štai čia, tai čia tiesiog mes girdime garselį, jisai jos barška ir čia aš tik tai judinu labai paprastai. Tai su parakordu turbūt to neįvyks. Aišku, minusas tas, kad jos ganėtinai tenka sunaudoti daug laiko uždedant ir gerai užrišant, o kur turime čia, tai tiesiog paspaudžiam mygtuką, jos greitai nusima. Tai čia yra pliusas, minusas, kad jos barška ir skleidžia garsą, o pas Matuzos diržą prototipę, tai minusas tas, kad užsideda labai turbūt užtruks laiko uždėti, bet neturi jokio garso. Taigi, tada yra dar taipogi greito paleidimo virvutė, kuri tikrai padeda ginklą atlaisvinti ganėtinai greitai. Bet pats minusas yra, kad, kaip bent jau pas mane ginklę, paskui parodysiu, užtraukimas, sumažinimas, kaip pavadinkim, kilpos, tai yra labai paprastas ir geras, o čia šiek tiek jau reikia padirbėti, kad tą padarytum ir mes tada turime tokį kabaliuojantį dalyką. Taigi, nieko nelaukus, gal užsidėkime šitą diržą ant ginklo ir pažiūrėkime, kaip jis atrodo. Taigi, pradžiai aš nuimsiu savo diržą, tai pas mane diržas labai greitai nusima, atleidžiam vieną mygtuką, tada atleidžiam kitą mygtuką. Ir štai dar vienas dalykas, ko neparodžiau, pas mane diržas, kad tiesiog galėčiau jį įdėti į seifą, jisai yra su vadinamo Ranger bandu, jisai pritvirtintas, kad jisai galėtų man gražiai įsidėti į seifą ir taipogi, kad reikalų prireikus jisai tiesiog nesimaskatuotų visur. O pas Matuzą tai tas yra išspręsta, tai irgi yra vienas geras pliusas. Taigi, diržas nuimtas, dabar uždėkime Matuza Tactical diržą. Taigi, kaip minėjau, pas Matuzą yra tik tai parakordas, tai mes jį turime prakišti. Aš kažkur gal dėsiu jį kažkur arčiau, štai čia, kur maniškis buvo. Taigi prasikišam parakordžiuką ir tada padarysim dvigubą, kaip vadinamas, gyvatės mazgas, ne gal, snake notos, dvigubas double snake notas. Taigi, padarome mazgą. Taip, ir tada mes, aišku, čia galėtume mes gal netgi
nebūtinai iš tikrųjų galime naudoti parakordą, būtent pritvirtinti diržą prie buožės, nes bent jau daugumai šautuvų, tai mes turime čia tokias, kaip matot, kilpas, kur iš tikrųjų mes galėtume tą diržą patį atsekti ir prakišti pro čia ir užveršti. Tai gal iš tikrųjų tą ir pabandysim padaryti šiuo atveju. Taigi, nuimam parakordą. Taigi, diržas uždėtas, panaudojame vietoj buožės tvirtinimo, prie buožės tvirtinimo nenaudojam parakordo, mes tiesiog jį pravėjau, aš jį pravėriau pro čia. Aišku, gal šiek tiek dar reikėtų biškį patobulinti, pažiūrėti, kaip geriau jį pritvirtinti. Taigi, diržas. Užsidėkime mes jį dabar šitą diržą. Taigi, pats pagrindinis iš tikrųjų elementas yra, kad jeigu mes einam patruliuojam dar kažkur, kad diržas būtų arti mūsų, viskas gerai, mes galim dirbti, galim judėti, bet jeigu atsitiktų taip, kad kontaktas ar dar kažkas ir mums reikia jį tikrai atsilaisvinti greitai, tai šitą brūzį patraukus jisai labai greitai atsilaisvina ir mes turime iš tikrųjų tikrai daug vietos su juo dirbti. Tai čia yra didelis pliusas, iš tikrųjų yra didelis pliusas, bet taipogi yra vienas iš minusų, kad jį sumažinti, mums tenka padirbėti ganėtinai biškutį, nes štai patraukiam šitą ir tada pats diržas jisai vėl susitraukia, bet mes tada turime šitą visą dalyką kabantį, kas nėra pats didžiausias pliusas. Tai čia yra velcro juostelė, kurią mes galime tiesiog prikabinti, štai čia, ir tada diržas jau taip labai daug nevaskatuoja, tai mes turime vėlgi čia tokią kilpą. Bet atleidimui pačiam ginklo, mes einam kažkur greitai jį atleisti, tai yra geras dalykas. Man dar vienas dalykas labai patiko šitas diržas, lyginant su maniškiu, kur turiu Magpulo, kad tikrai šitą diržą susireguliavus atsiranda tikrai labai daug vietos darbui. Ir man patiko, kad aš galiu iš tikrųjų keisti poziciją labai greitai. Gal dar reikėtų šiek tiek pasireguliuoti, nes dar vietos yra. Tai va, mes pasidarome čia, kad būtų štai toks. Ir tada mes vėl jį užsidėjus tą diržą, jis tikrai atsiranda tikrai daug darbinės vietos. Keisti pečius. Galim šaudyti nuo čia, persidėti šaudai nuo čia. Ir tada prireikus vėl mes galime jį užsitraukti. Užsitraukiam ir štai jis vėl arti mūsų kūno. Kaip minėjau, lieka štai šitas, kas dar tikrai turbūt turėtų būti išdirbta pačio gamintojo. Kaip minėjau, čia yra tik tai prototipas. Tai jeigu jūs parašysit komentarus, kokia yra jūsų nuomonė, aišku, tai sunku daryti nečiupinėjus pačio diržo. Bet jeigu parašysit komentarus, tikrai manau, kad gamintojas atsižvelgs ir gal kažką pakeis, nes tai yra tik prototipas. Dar vienas pliusas iš tikrųjų čia buvo padarytas, yra tokia kilpa, vadinama, pats gamintojas pasakė, kad tai yra old schoolas. Tai mes tą kilpą galime atsireguliuoti ir gauti stabilesnę šaudymo padėtį. Ko tikrai manau, kad pas mane bent jau diržė nėra, tai old schoolas. Taigi štai iš tos pusės užsidedam ant rankos, tada mes prisireguliuojam, kad būtų grinai mūsų rankos pločio. Taip, ir tada ką mes gauname? Mes gauname stabilesnę
padėtį. Tai pats ginklas, kaip matote, jisai yra įtvirtintas ir jeigu mes gauname stabilų pagrindą šaudimui. Tai jeigu mes, tarkim, priklupų šaudytumėm, kad pats ginklas nejudėtų, jis gautų stabilesnės, šitas visas dalykas padeda viską atremti ir gaunasi ginklas stabilesnis. Bet čia labiau šitas reikaliukas būtų ne greitam taktiniam manevrams, o turbūt biškai gal kokiam taikliajam šauniui, kuriam reikia stabilesnės padėties, tai jis galėtų panaudoti štai šitą būdą, kur yra būtent kilpa rankai, kad įgauti stabilesnę padėtį. Tai pačiam diržui iš tikrųjų, kadangi čia dar yra tik prototipas, tai yra dar ką išdirbti. Manau, kad vien šitai kilpelį irgi kažkokį būtų galima sugalvoti greitesnį užtraukimų būdą. Greito atleidimo funkcija veikia tikrai puikiai. Man patinka pats diržas, todėl kad tikrai yra daug darbinės vietos atsiranda, bet vienas iš didžiausių minusų yra štai šitas užtraukimas, kuris tikrai nėra pats geriausias, tai turbūt čia reikėtų gal dar išdirbti, gal kitokią kilpų sistemą sugalvoti. Bet dar taipogi, kas man labai patiko šitame dirže, kad jeigu aš jį susitraukiu visą, atsireguliuoju, uždarau kilpelę stabiliam šaudimui, nes man ji nereikalinga. Ir tada atsireguliuoju visą diržą. Štai tiek lieka darbinės vietos iš tikrųjų. Kad čia vat ir yra vienas iš minusų, bet jeigu mes ją kaip nors galim susukti, kas yra neblogai, kad tada diržas pats sumažėja ir jau aš galiu jį iš tikrųjų dėti į patį seifą ir man nebereikia jokių čia Ranger bandų, kaip prieš tai buvo. Taigi, kaip minėjau, pats diržas dar kol kas yra prototipas, jis dar nėra išleistas, kaip jis bus užbaigtas, jo kaina kažkur gal bus iki 30 eurų. Ką jūs apie tai manot? Taigi, parašykit komentaruose iš tikrųjų savo įžvalgas apie šitą diržą, sugalvokit jam pavadinimą, gal jis bus išrinktas, kaip minėjau, gausite šitą diržą dovanų nuo manęs, nuo Kovotojo kodo kanalo. Ir šiam momentui būtų tiek. Girdėjot? Rikošėtas. Tai šiam momentui būtų tiek ir ačiū, kad žiūrit, kad palaikot ir kad prenumeruojat. Palikit komentarus, dėkit laiką, jeigu patiko, pašėrinkit kitiem draugam ir šiam momentui bus tiek. Ačiū Jums ir iki kito karto.